Šėtonas tai tas, kuris skaldo, kuris kiršina. Šį kartą jis nori, kad Jėzus suabejotų tėvo meilę. Necituoja. Juk parašyta, sako, kad Dievas saugo savuosius. Šok žemyn nuo šventyklos stogo. Pamatysime, ir tėvas tave išgelbės. Kaip pažįstama. Argi mes neturime panašių minčių? Ar tikrai Dievas mane myli? Ar tikrai saugo? O lygos, o neteisybės, karai, nelaimės. Kuris tada? Kaip norėtume Dievo, kuris kasdien įrodytų, kad yra šalia, atsakydamas į mūsų prašymus, darydamas stebuklus, spręsdamas problemas. Bet ar mums to pakaktų? Rytoj reikėtų dar daugiau ir dar daugiau. Ir taip santykis vėl taptų prekyba. Aš tikiu, tu duok, aš meldžiuosi, tu veik. Jėzus atsako, negundyk viešpaties savo Dievu. Meilė remiasi pasitikėjimu, ne įrodymais kasdien, ne garantijomis. Jėzus tai parodė savo gyvenimu. Net ant kryžiaus, visiško apleidimo akimirką, jis sako, tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Jis niekada nesuabejojo tėvo meilę, nors gyvenimo nebuvo lengvas, nors daugelis buvo prieš jį, nors jį nužudė. Jis pasitikėjo, kad tėvas jo nepaliks, net mirties akivaizdoje. Neprašyk iš Dievo nuolatinių įrodymų, nereikalauk garantijų, mokykis pasitikėti ir pamatysi, jis visada bus šalia. Palaimintos dienos.